Sveiki draugai, mano vardas Sergej Gorškov, esu psichoterapeutas ir žmogus, kuris vadovaujasi dėsniu, kad mintis įgauna formą. Ir šiandieną aš jums tai įrodysiu. Mano ištrauka iš audio knygos, kuri padės jums tapti laimingesniu ir stipresniu. Klausykite šito įrašo 10 dienų, kiekvieną dieną ir garantuoju, kad jūsų gyvenimas pasikeis. Knyga vadinasi arba ištrauka Sukurk gyvenimą, apie kurį svajoji. Jūsų protas tai nereali jėga. Jis formuoja jūsų realybę, įkūnė jūsų patirtį ir nukreipia jūs gyvenime. Ir štai tiesiog dabar, štai šią minutę, jūs turite galimybę pakeisti viską. Taip, jūs teisingai išgirdote tiesiog viską. Pagalvokite apie tai. Kokias mintis dabar užima jūsų protą, kokias mintis sukasi jūsų galvoje. Tai mintis apie trūkumus, baimę ar apribojimus. Ar tai mintis apie begalinę galimybės, turtus ir meilę? Štai jums neginčiojama tiesa. Į tai, į ką jūs koncentruojatės, tą ir pritraukite į savo gyvenimą. Tai nepaprasta filosofinė idėja arba New Age koncepcija. Tai yra įrodyta moksliškai. Jūsų mintis sukuria jūsų realybę. Jie formuoja jūsų suvokimo, gyvenimo pojūtį, įtakoja jūsų sprendimams ir galutiniam tikslė jūsų veiksmams, kuriuos jūs darote. O būtent šitie veiksmai ir sukuria jūsų gyvenimą. Taigi klausimas. Jei jūsų mintis formuoja jūsų gyvenimą, tai kokį gyvenimą jūs kūrėte šiuo momentu? Jūs susikaupęs į galimas nesėkmes, gyvenate praeitimi kupino nusivylimo ir skausmo, ar jūs dabar įsivaizduojate gyvenimą kupiną džiaugsmo, sėkmės ir laimės? Daugelis žmonių gyvena autopiloto režimu, leidžia savo praeitim ir emocijom, imti viršų emocijom ir paskui stebėsi, kodėl jų gyvenime niekas nesikeičia. Bet jūs netoks žmogus. Jūs klausite dabar manęs, nes norite keisti savo gyvenimą, pasiruošę paimti kontrolę savo protą ir mintis. Užsimerkite minutei. Giliai kvėpkite ir su iškvėpimu paleiskite visas mintis, kurios stabdo jūs, kurios traukia žemyn į baimę ir neviltį. Palikite praeityje mintis apie tai, kad jūs nepakankamai protingas, nepakankamai sėkmingas. Svarbiausiai, palikite tikėjimą apie tai, kad jūsų praeitis lemia jūsų ateitį. Geriau susikaupkite į tai, ką jūs norite iš tikrųjų. Įsivaizduokite tai taip ryškiai, kiek tik galite, pajuskite tai viduje, tegul tai prasiskverbia kiekvieną jūsų kūno ląstelę. Kaip jūs įsivaizduojate sėkmę, kaip jaučiate laimę, kokia skonė yra sėkmė ir laimė. Kuo ryškiau jūs tai įsivaizduosite, tuo realiau tai bus. Tai ir vadinasi koncentracija. Kai jūs nukreipite mintys į kažką, jūs duodate savo protui signalą, kad tai yra svarbu, ir protas pradeda ieškoti sprendimo kelio. Ieško resursų. Tai labai panašu į prožektorių, su kuriuo šviečiate tamsiame kambaryje. Staiga jūs pradedate matyti tai, kas visada buvo šalia jūsų, bet lydavo šešėlėje. Svarbiausia prisiminkite, kad fokusavimas veikia visais principais. Jei matysite blogį, mes jį pritrauksime į savo gyvenimą. Jei jūs koncentruosite į tai, kodėl negalite tapti sėkmingu, jūsų protas suras vis daugiau priežasčių, kad jums įrodyti, kad tai tiesa. Jūsų protas yra meistras problemų paieškoje. Jis visada suras tai, ko jūs ieškote. Tai kodėlgi neieškoti pozityvaus, nesikaupti galimybės ir į laimę. Nukreipkite dėmesį į tai, ką norite pritraukti. Kai kurie iš jūsų galite pasakyti, jūs nežinote mano situacijos, mano problemos yra realios. Jūs esate teisus, aš nežinau jūsų problemų, jūsų išgyvenimo, bet aš žinau, kad mūsų dėmesys formuoja mūsų realybę. Prisiminkite, kai po pirkimo naujos mašinos jūs pradedate pastebėti tokias pat mašinas visur. Nors šios mašinos visada būdavo kelyje, bet dabar jūsų protas nustatytas matyti šias mašinas. Tai jūsų fokusavimosi galia. Tas pats liečia dėkingumą. Kuo daugiau jūs praktikuosite dėkingumą, tuo daugiau priežasčių jūs surandate būti dėkingi. Kai jūs koncentruojatės į galimybės, jų atsiranda vis daugiau. Kada jūs fokusuojate savo stipresias pusės, jos tampa dar stipresnės.
Ir tai ne apie tai, kad ignoruoti realybę ar problemas, tai apie tai, kur nukreipti savo mintis ir savo energiją. Jūsų dėmesys tai ribotas resursas ir tik jums spręsti, kur jį nukreipti. Tai kaipgi paimti šią didžiulę jėgą savo rankas ir savo kontrolę? Pradėkite nuo savo minčių suvokimo, kas pastoviai skamba jūsų galvoje. Šios mintis jūs palaiko ar riboja. Nekritikuokite save už negatyvias mintis. Jūsų tikslas netoks. Tikslas yra atpažinti jas, nes tik tada jūs galite rinktis, kokias mintis fokusuotis. Meditacija labai svarbus instrumentas šiame procese. Tai ne apie smegenų veiklos įtingimą, bet apie mokėjimą valdyti savo dėmesį. Reguliari meditacija padeda ir sustiprina galimybę jūsų dėmesiui rinktis, sustiprina reikalingą fokusą, bet meditacija yra tik pradžia. Dienos bėgyje pastebėję negatyvią mintį lengvai ir greitai perrinkite protą ir problemos sprendimas. Kada pradėsite kritikuoti save, nukreipkite savo mintis savo stipresias pusės. Tai nepaprastas pozityvus pamastymas, tai jūsų sąmoningas apsisprendimas. Jūsų dėmesys, kaip padidinamos stiklas, į ką jūs koncentruojatės, tas ir tampa didesniu. Pakalbam su jumis apie traukos dėsnį. Daugelis jau žino apie jo veikimą. Mintis įgauna formą. Pozityvios mintis pritraukia pozityvus įvykius į mūsų gyvenimus, o negatyvios mintis priveda prie negatyvių rezultatų. Bet kas yra labai svarbu, problema ne jūsų mintise, bet jūsų fokuse. Mintis keičiasi, tai viena, tai kita, o fokusavimas išlieka stabilus ir formuoja jūsų gyvenimą. Kada jūs fokusuojatės į tai, ko labai norite, tas tikrai įvyksta nuostabus dalykai. Jūsų protas pastebi galimybės, kurios seniau jūs jos nematydavote. Kas įdomiausia, kad tos galimybės buvo visada, bet dabar jūsų protas nustatytas jas atpažinti. Kaip radijas, kuris pagavo reikalingą bangą, jūs pradėte jausti emocijas susijusius su jūsų tikslų gyvendinimu. Ir šitos emocijos yra labai stiprus motivatoriai, kurie jums duoda energijos ir drąsos. Taigi darykite savo gyvenimą nuostabių, fokusuokitės tik į pozityvius veiksmus ir prisiminkite, mintis įgauna formą. Draugai mano, sudie. Sveiki draugai, mano vardas